tapti krepšininku misija yra labai rimta ir labai sudėtinga ir nuo daug visokių veiksnių priklausanti. Bet kiekvienas treneris taip pat stipriai trokšta, kad kiekvienas iš jūsų po 10 metų, kai jisai sutiks jūs gatvėje kažkur, jūs galėtumėt pasidžiaugti savo gyvenimu, pasidžiaugti tuo, ką patyrėt, turėjot bendrą pomėgį, tai krepšinis. Norisi, kad jūs būtumėt sėkmingi. Sako, sėkmė, tai netyčia ir taip toliau. Ne, sėkmė ne nuo to priklauso, ar tenai netyčia bus, ar kažkas nebus, ten čia ne loterijos bilietas. Sėkmė myli darbščiausius. Yra momentas, kur tikrai, manau, nei viena mano komanda neprilygs. Tai yra noras. Elementarus noras, nesvarbu, tos treniruotės pas mus 10 vakaro ir sekmadienį 10 ryto visą laiką salę rasdavau pilną. Šitas yra labai gerai ir jeigu toliau taip gyvenime norėsit, tai tikrai nepražūsit, viskas bus gerai. Didžiausias man yra širdies toks malonumas, tai kad per tuos 3 metus pavyko suburti tikrai labai didelę šeimą, kai bus kažkada sunku ar ką, turėsit kam paskambinti, parašyti ir svarbiausia, nepamirškite vieni kitų. Emocijų daug, yra daug džiaugsmo, yra ir liūdesio, nes vis tiek supranti, kad yra paskutinis sezonas, bet vis tiek yra visada smagu susitikti bent jau paskutinį kartą su komanda ir gražiai paminėti vakarą. Mes jau paskutinės varžybos kiekvienas, kurios net nežinodavom iš tikrųjų, ar yra paskutinas ar ne, implementuodavom labai, kad čia yra paskutinis rungtynės, paskutinis sezonas, mes ten visokių buvo pavadinimų susikūrę šiam sezonui komandai ir visokių kitokių, kad tik tais gautos papildomas motyvacijos, bet kur galima sutikti. Prisimenu, kažkuris komandos narys, ar gal aš pats buvau, kuris mes sugebėjom socialinius tinklus trenerio surasti ir tiesiog pamatyti, kad supras, kad treneris yra pakankamai artimo amžiaus ir pamatyti tas nuotraukas, jis buvo įsikėlęs su komanda savo seną nuotraukas, matyti trenerį vis tiek kaip trenerį ir turėti jam pagarbą, bet to pačiu matyti kaip draugą, su kuriuo gali pakalbėti apie kažką juokingą, yra visada artima. Rokas buvo geriausias parinktas treneris mums ir tikrai labai daug padėjo mums tobulėti ir sutapti su juo ir mokytis krepšinio. Tikrai jis buvo labai geras, bandydavo padėti kuo geriau. Nežinau, mes bandydavom jo išklausyti kuo geriau ir, nežinau, šiaip tikrai jis žiauriai yra geras. Man jaunam treneriui susivaldyti su 15 paauglių, kurie ką tik pradėjo lankyti krepšinį, tai buvo pakankamai didelis iššūkis. Džiaugiuosi vyrukais, jie visą laiką labai stipriai norėjo, dėl to mes tus žingsnius pakankamai sparčiai dėjom. Tas krepšinis buvo tik tais, galima sakyti, šone formuojant asmenybės ir manau, šitas ir labiausiai pavyko suvienyti juos, padaryti juos komandą ir galbūt ir kažkiek atsakomybės jų gyvenimą įnešti. Smagu, to taip pat ir liūdna yra, bet tikiuosi, kad visas tas noras tobulėti ir krepšinį aikšteliai persitransliuos visiems komandos nariam, kad kiekvienas žmogus iš mūsų komandos turėtų tokį patį norą tobulėti krepšinį ir gyvenime. Džiaugsmo, daug pastangų, disciplinos, motyvacijos ir niekada nepamiršti krepšinį. Taip pat linkiu, kad visi mes nepamirštume krepšinio ir mūsų hobių ir prisimintume, jog visą laiką reikia tobulėti ir nebijoti priimti naujus iššūkius. Toliau sportuoti ir tikrai kažkas pavyks. Linkiu niekados nebijoti klysti, visada suklupus atsistoti. Nauja diena, naujas rytojus yra visą laiką gerai. Džiaukitės akimirkom, mažom, dideliam ir svarbiausia, visą laiką turit visą komandą, viens kitą, tai galit visą laiką pakalbėti ir aptarti, jeigu yra jums blogai, arba visada pasidžiaugti, kai yra gerai.